mokytojų, tarsi būtų pilnas autobusas vaikų, vežantis vaikus į mokyklą, su stažuotu iš vairo, neturinčio vairuotojo pažymėjimo, kuris dar tik pradės mokytis vairuoti, ruoštis būti vairuotojui. Tai universitetai tik pradės ruošti mokytojus, nėra tradicijos, nėra patirties, nėra didaktikos mokslo darbų srityje, nors ministerijos atstovai neva mini mokslinius tyrimus, tačiau švietimas nėra tas sritis, kur lengvai mokslinius tyrimus iš vienos šalies galima perkelti į kitą. Labai dideli yra konteksto skirtumai, kad galima būtų vieną švietimo aspektą ar programą perkelti į kitą šalį. Tai šitoje vietoje aš kol kas sustoju. Ačiū. Dėkuoju Kęstučiui Mikalajūnui. Na, o dabar suteikiu žodį Tėvų forumo tarybos nariui Dariui Trečiakauskui. Prašom. Dėkui, Dainiau. Sveiki dar kartą, mėly Lietuvos gyventojai. Tai kasgi atsitiko su gyvenimo įgūdžių programa, kas tai yra ir su ko jinai valgoma? Ko gero visi prisimename, kai prieš kelis metus Lietuvai buvo įteikta taip vadinama matuko reforma. Vaiko teisų apsaugos įstatymas, neva apsaugos visus vaikus ir panašiai ir taip toliau. Ir į ką tai išvirto dabar? Kas yra gyvenimo įgūdžių programa? Tai yra ta pati Danajų dovana. Tai yra Trojos arklys, kuris yra gražus iš išorės, bet kas sėdi jo viduj, šito niekam nerodo. Ir ta dabar prasidėjusi valdžios retorika, kad ne, čia viskas gerai, čiagi pažiūrėkit, programoje tai nieko nėra. Kad mesgi tarėme su tėvais, mes su visais. Nu taip, aš tikiu, kad tarėsi su tokiu Raskevičium, ko gero, jisgi tėvas, Danielė Morgana, 2 tėčiai, 2 mamos, taip, tokių organizacijų galbūt ir buvo tartasi su jomis. Bet aš galiu pasakyti, kad Lietuvos tėvų forumas, Nacionalinė šeimų tėvų organizacija, Laisvos visuomenės institutas, visa eilė kitų organizacijų, kurios visą laiką dalyvaudavo įvairių švietimo programų, rengime, įstatymų, projektų ir panašiai, buvo tiesiog paprasčiausiai pamirštos, eliminuotos ir paliktos užribyje. Todėl tas viešas valdžios melas šiandien yra toks akivaizdus, kad, paprastas pavyzdys, mes visi prisimenam prieš porą metų per vykusią pandemiją, kai buvo sakoma, kad jau tie skiepai tai jokių būdų nebus privalomi, jokios diskriminacijos nebus, vaikų mes neskiepysim, galėsit visi laisvai gyventojai daryti pasirinksą. Ir mes matėme, kad tai išvirto. Valdžia, kuri pradėjo meluoti, jinai negali sustoti meluoti. Visas šitos valdžios darbas yra pagristas melavimu. O jeigu kažkokia racionali kritika, pasiūlymas, klausimas iškeliamas, tada sakymą, nepatinka, išsirinksit po 4 metų kitą. Tai ir parodo valdžios požiūrį į mus, į piliečius, į tuos, kurie juos renka, į tuos, kurie moka mokesčius ir juos išlaiko. Šiandien pačioj programoje atrodo nieko ypatingo nėra. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į visas metodinės nuorodas, tai ten visur stovi tos organizacijos, kurios jau ne 1 dešimtmetį Lietuvoje bando indoktrinuoti LGBTistinę ideologiją ir per netgi nuo darželių bando formuoti tam tikrą vaikų požiūrį. Mes pamatysim, kad ten yra ir jaunimo reikalų agentūra, lygybės įvairovės namai, ta pati Lion Quest grupė. Ir ministras vakar čia prisistatinėdamas frakcijose pasakė, kad taigi čia dalyvavo mokslininkai. Taip, mes visi puikiai žinom tokią mokslininkę, Daiva Šukytė, kuri yra Seimo nario Slušnio žmona. Slušnys netaip senai organizavo irgi konferenciją apie socialinį emocinį intelektą ir kitus klausimus, kur lygiai taip pat buvo stumiama ta pati jo žmonos institucija.